sveikinus priešininkus su pergale. Pasakysiu, kad be abejo, prieš kiekvienas rungtynės turim numatę kažkokį planą, kurio laikomės nori laimėti. Ir man atrodo, pavyko jį pirmoji pusėje tą padaryti, ką ir, ruošėme, sakykime, taip įvykdyti ir antroji pusėje. Ir, nežinau, negaliu paaiškinti. Bet tai, kad aš galiu paaiškinti. Pritrūko agresyvumo mums gynybai, kurią žaidėm, su daug pasikeitimų. Praradom daug kamuolių po krepšių, nes nebeatsirinkdom, kieno žmogus yra, nes tikrai daug keitėmės ir ko pasakai praradom svarbių kamuolių ir nebuvom tokie kaip geriausiai pirmosius. Laukia labai 3 atsakingos rungtynės Eurolygoje, po tokių pralaimėjimų prarasti tikėjimą savim savo jėgom. Be abejo, kad niekas nepralaimi vėlai, nėra net kalbų. Deja, tvarkaraštis taip susidėjęs, kad vienas rungtynės po kitų ir visos komandos, nesakykime, Eurolygos lygio. Taip, ir nėra paprasta žaisti per 3 dienų vis su Eurolygo komandai. Paprasčiausiai, aš vėl pradėsiu sakyti, kad aš nesiteisinu, aš konstatuoju faktą. Jeigu mes ketvirtadienį vakare baigiam sunkias rungtynes, paskui ir iškilo klausimai, kodėl mes antroje pusėje nebebuvom tokie agresyvūs. Taip, bet aišku, norisi laimėti ir pastangas vyrai deda, bet rezultatų nebuvo antroje pusėje. Labai džiaugiuosi vyrų darbu, labai džiaugiuosi. Tikrai nepalūžom ir mane tenkina Lietuvos Ryto dvasia, kurią mes ugdome metus laiko. Nežiūrint į rezultatą, ar tai pliusuojam ar minusuojam, vis tiek mes žaidžiam 40 minučių, žaidžiam iki galo. Ką norėčiau pasakyti apie Žalgirį. Tikrai buvo gerai pasiruošę ir jaučiasi gintaro ir gynybos, viskas tos pačios problemos su mūsų puolimais, kaip ir turėjom pereitais metais. Sakysim, mums truputėlį pasisekė, kadangi išsibaudavo jų dideli žaidėjai, tai šiuo momentu mes pasinaudojom, o tai visumoje tai principinė kova ir, sakyčiau, jaučiasi Žalgirio tas žaidimas, kuris neramina, ypač jeigu vėl grįšim į Kauną, reiškia, intriga žada būti įdomi. O mes ką mes? Dar viena mūsų pergalė, siekiant, sakysim, papuolimo į Eurolygos 16, vien dėl to, kad Žalgiris yra Eurolygos komanda, labai gera komanda ir mums to, sakysim, preliudija prieš Olympiakoso varžybas. Jeigu sulyginimui pasakyčiau, Žalgiris gal šiandieną žaidė kaip, sakysim, Formulė 1, kur gali greitai tiesiosiuose. Mes šiuo atveju važiavom, kai džipas ilgiau, lėčiau, bet ilgiau. Reiškia, nieko ypatingai mes nepakeitėm gynybų, mūsų gynybos buvo lygiai tokios pat, ką mes gynėmės nuo pirmos minutės, paprasčiausiai pirmus 2 kėlinukus mes nespėjom. Ir vis tik šitas, sakysim, 40 minučių darbas, nežiūrint, koks yra rezultatas, bet atsipalaidavimo davė savo vaisius.
Ir aš sakiau prieš sezoną, kadangi jie pasijungė, aišku, lyga ta labai įdomi, turiu menį vadinamą vieningąją lygą. Reiškia, padaugėjo vienu turnyru, yra sudėtinga žaisti. Mums jau yra sudėtinga žaisti, aš įsivaizduoju, kaip Žalgiriui yra sudėtinga, kadangi dar vienas turnyras turi kažkur važiuoti. Aš net nežinau, kaip jie gali gerai pasitreniruoti, tikrai nežinau. Nes jūs matote, ir mūsų vyrai yra pavargę, bet vis tik mes mažiau žaidžiam. Ir taip, Gintarui susideda labai stiprių varžovų, iš eilės krūva. Ir jam sunku išspausti iš tų žaidėjų, ką jis galėtų išspausti. Gintaras teisus šiuo klausimu ir aš suprantu jo vargus su jauna komanda, kur reikia daugiau gal netgi treniruotis negu žaisti. O kaip einasi šiandien, tik surado savo žaidimą? Taip, na, mes treneriai kantrus vis sulaukim. Toliau dirbsim tą kryptim. Jeigu Rusas iš Meškos padaro, kad moka važiuoti su dviračiu, manau, užvėsi, ką nors padarys. Prekiauja Tikėda.